Kaip sekasi, kaip sveikata? O gėrė daug šiandien? Labai. O degtinė ar alų? Alų. Visa Aleksandrija šneka. Į vaikų būrį įsirėžęs Saulius Pauliukas buvo girtas ir todėl nesuvaldė skriejančios mašinos. Žmonės matė, čia, šioje kavinėje, patrulis Saulius ne kartą su draugais sėdėjo prie alkoholio buteliais nukrauto stalo. Vėliau, tai vieša paslaptis, kompanija sėsdavo į automobilius ir vairuodavo per kaimus namo. Be jokios baimės, nes patys dirbo policijoje. Centrinė gatvė Aleksandrijoje. Vos keli šimtai metrų nuo mokyklos. 3 degančios salelės žymi 3 draugų, klasiokų Mindaugo, Simono ir Aurimo žūties vietas. Jie buvo vieninteliai sūnūs savo šeimose. Lapkričio 7-ąją 2 valandą dienos į juos einančius iš mokyklos šalikelę įsirėžė 3 šešetais pažymėtas BMW. Toks šio automobilio valstybinis numeris. Kelias, kuriame užmušti 3 šio kaimo vaikai, pavirtęs liepsnojančią alėją. Žmonės iš degančių žvakučių dėlioja taką, kuriuo netrukus atvažiuos katafalkai su 3 mažais karstais. Nustatyta, kad naujų metų naktį per avariją žuvęs Seimo nario Broniaus Bradausko sūnus vairavo girtas. Žuvusio vyro kraujyje ekspertai nustatė 2,4 promilės alkoholio, šlapime 2,7. Tai yra sunkus girtumas. 39 metų Andriaus Bradausko vairuojamas automobilis nenusinės plenką susidūrė su 2 mašinomis. Iš viso žuvo 2 žmonės, 5 sužeisti. Pareigūnai ieško vyro, kuris važiavo kartu su parlamentaro sūnumi. Ligonis vyras nurodė. 39 metų vyras mirė pakeliui į ligoninę, jo keleivių lūžo ranka ir koja. Pasak pareigūnų, prieš avariją Subaru taranavo kitą automobilį Volkswagen Vento. Jo neoficialiomis žiniomis važiavo vienu turtingiausių Lietuvos žmonių laikomo Nerijaus Numavičiaus tėvai Vladislovas ir Irena Numavičiai. Jie buvo nuvežti į ligoninę suteikus Neišei, pavasario diena. Aš bent... Ačiū už reklamą. Sakykit, ką jūs ten veikia taip ilgai? Aš tiesiog pakolį. Jeigu jūs gėte, jūsų kvapas, tai jūsų. Ačiū. Čia jūsų kvapelis. Ačiū, jūsų kvapas. Ne, jūsų. Tai neuostik. Teisingai, gėrėt ar negėrėt? Ne. Iš viso alkoholį? Aišku, jokių būdų. O kodėl jūs sukvepia alkoholį? Oi, nežinau, galbūt ten alkoholis tai toks kvapas, nežinau, aš negėriau, nežinau. Šiandien negėriau nieko. Bet kvepia iš tolo. Taip, žinokit, gimtasis kvapas. į sveikatą! Sakykite, ar jums iš tikrųjų džiugu, kaip mums atrodo? Suvokiu savo elgesio neigiamas pasekmes, giliai išgyvenu dėl šios negatyvios pamokos savo pačiam, bičiuliams, mano artimiesiems ir prašau žmogiškojo supratimo ir atleidimo. Žmogus esi toks padaras, kad nesitiki, kad būtent su tavimi įvyks. Bet su kitais gali. Mes kartais vienose situacijose patys savo esam jau tokie galiūnai, o kitose situacijose trapus, mirtingi. Automobilis tas pats kaip
Kalašnikovą ar kokį mauserį nusipirkti. Įsidedi. Mirties kvailos nebūna, kvaili esame mes. Rankų darbo šedevras. Už tai, kuo didžiuojamės. Už krepšinio šalies žmonės. Originali lietuviška degtinė. Geriausia, ką turime.